Mėly klientai, tie, kurie bando su manim susisiekti ir kai kuriems ar nepakeliu ragelio, ar skambučio metu atmetu. Būna tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, bendrauju su vienu žmogumu ar kitu. Ar kalbi telefonu. Ir kai skambinat 5 kartus iš eilės ir jeigu jūs išgirstat signalą atmetimo ir dar iš karto parašau žinutę, perskambinsiu vėliau arba parašykite man, tai arba vėliau perskambinsiu, arba parašykite man. Tiesiog būna tokių situacijų, kur tiesiog negali kalbėti, bet būna tokių klientų, kurie nori būtent tą akimirką pakalbėti, nes už 3 minučių gal jie nebenorės kalbėti ir jiem būtent per tas 2 minutės reikia leisti 10 skambučių. Arba, pavyzdžiui, situacija tokia, aš jums išsiunčiau elektroninį laišką prieš 2 savaitės. Aha, neatsakėt, nes negavau. Kažkokią paštą siuntėt, pasižiūriu, nėra. Atsiverčiu šlamštą, šlamštė yra. Bet tiesiog, jeigu išsiunčiam kažkokią tai užklausą, tai tiesiog reikėtų arba paskambinti, arba parašyti žinutę. Tiesiog, kad jeigu tai yra svarbus kažkoks tai klausimas. Kokiam Lietuvos regione tu dirbi? Šiauliai, Panevėžys, Radviliškis, Kelmė, Tauragė, Jurbarkas, Joniškis. Vilnius galit būti dar kol kas ramus.